Nuo kokios temperatūros iki tinkamos malonios komfortiškos vairuoti, per kiek laiko tas automobilis įšyla? Tarkim 0, ne, 0,2 ten, 10 minučių užtenka, kad iki 7-8. Nu, dažniausiai, biškai skirtingi tie automobiliai, bet kažkur 10 minučių tikrai būna pakanka. Jeigu, tarkim, -5, jau reikėtų 20. Esam montavę, turėjau irgi, kai automobiliai buvo kažkada -15. Tai jau 20 minučių būna per mažai, kuri dar antrą kartą. Nu, reikėtų pusvalandžio kažkur tai, kad jau išiltų į tą komfortišką temperatūrą. Bet pas mus žiemos Nu, tokios, kad 20 minučių dažniausiai per akis. Ką reiškia, kuri antrą kartą? Paprastai tai mes nustatome 20 minučių, tai jis nebirbens visą dieną, žinai, užsigesina po 20 minučių. Ai, taip kaip saugumo sistema, kad nebūtum nuolatos užkurta. Nu taip, užsigesina 20 minučių ir paskui prisimeni, reikia dar pasišildyti. Telefone, pavyzdžiui, matai, kokia temperatūra salono, kokia variklio temperatūra, kokia lauko temperatūra. Pavyzdžiui, pirmas veiksmas būna žiemą, atsidarai telefono appsą ir žiūrai, kokia temperatūra automobilyje. Viduje, taip. Ne orus žiūrėti, bet geriau appsą. Ai, netgi ne į lauką tu tai žiūri, kad tas įprotis žiūrėti į telefoną. Appsą jau pasižiūrai. Paprastai netgi, pavyzdžiui, automobilio salone būna kokiais 3-4 laipsniais, 2-3 laipsniais šalčiau negu lauke, dėl to, kad drėgmė jinai ilgiau išlaiko tą didesnį minusą, tokį, kaip sakyti. Ryte gal biškai jau pašilė laukia, o automobilį dar šalta. O tai tą užkūrimo laiką, kiek laiko jis bus užkurtas, galima pačiam nusistatyti. Galima reguliuoti. Lengvai yra programuojamas ir viskas. Pats vartotojas viską. Aha, tai mini, kad viskas veikia appsų telefone, tai yra vienintelis būdas, kurio galima reguliuoti tą visą? Populiariausias sprendimas automobiliams nuotolinis užvedimas, tai yra su išmane, mes dabar visi išmanus daromės, su išmane telefono programėlė, kurioje yra ir automobilio buvimo vieta, kurioje yra ir parametrai, kontroliuoja akumuliatorių, jeigu akumuliatorius nusėda praneša, gali aikšteliai susirasti automobilį, paspaudė sireną, pradeda kaukti, tenai kažkur tai. Gali Papildomas kažkoks papildomą funkcionalumą, jo. Ar mes sakom, išmani automobilio apsaugos sistema dar čia yra, gali valdyti, kontroliuoti, matyti, kur randasi ir užvesti. Aišku, kad visi kabinasi ant užvedimo, nors pagrindinė šios sistemos funkcija yra saugoti automobilį. Tai yra gera automobilio apsaugos sistema. Bet kadangi pas mus vagių mažai, tai pardavinėjom šitą dalyką kaip užvedimo sistemą. Būna, sako, man nereikia jokios apsaugos, man tik reikia užvedimo. Negalima išimti. Algoritmai irgi veikia taip. Eina kartu jau kaip komplekse. Jo, algoritmai irgi veikia taip, kad automobilis užvestas, jisai lieka užrakintas, eitų koks nors prašalėtis ir sakytų, užvestas automobilis davai. Taip, būtent kaip tai veikia iš karto atrodo baisu. Jisai užrakintas, jo. O jeigu tenai kažkaip įsilauš, jisai gesinsis, kauks ir skambins savininkui, kad įsilaužimas buvo. Netgi ir yra smūginis daviklis, tarkim, aikštelį, pavyzdžiui, palikote automobilį. Ir jeigu atsitrenks į automobilį, suveikia smūginis, pradeda kaukti, užfiksuoja laiką, įrašo istoriją, jūs jau galite, jeigu pabėgo, eiti pas operatorius, sakyti, tada ir tada man atsukite kameras. Neatsukinės per visą dieną. Tai gerai, jeigu, sakai, appsas yra pagrindinis, o tai kokios dar yra rūšys, kaip galima įvaldyti? Tai, kai kam sakytų, man nereikia telefono programėlės, man reikia kuo pigiau. Sprendimai nuo originalaus rakto, tai yra 3 kartus paspaudė originalų rakto mygtuką užrakinimą ir jisai gauna komandą užvesti ir užsiveda. Algoritmai panašus, jis laik užrakintas 20 minučių, tik tai jau čia ne apsaugos sistema, nėra sirenos, yra tik tai užvedimas ir atstumas ribotas, kiek siekia raktas. Taip, tai labai įdomu, o kokiu atstumu jisai reaguoja į automobilį? Pasibandai centrinį, jeigu rakina.